Labas vakaras visiems. Esu Renata, dalyvauju šitoje programoje pirmą kartą. Kas atvedė į šitą programą? Tai pirmoji priežastis tai, kad esu dalyvavusi Jūratės organizuojamoje programoje Drugelio efektas. Šitoje programoje, kurią organizavo pati Jūratė, man patiko ir gavau irgi naujų potyrių, naujų emocijų. Surizikavau dalyvauti antroje jos organizuojamoje programoje. Antroji priežastis, dėl ko aš čia, tai nepasiekiu tikslų, kurių norėčiau pasiekti. Kažko visą laiką pritrūksta. Pritrūksta efektyvumo, entuziazmo, energijos, galbūt to čiut-čiut. Tai antroji priežastis. Trečioji priežastis, kažko norėsi dar. Kažko norėsi išbandyti naujo, naujų potyrių. O kadangi ši programos aprašymas žadėjo tai duoti, surizikavau. Ką aš patyriau čia? Patyriau labai daug įvairių emocijų, tikrai begalę naujų potyrių, jausmų, atradimų, klaidų, kurias dariau, priežasčių, tikslų naujų. Tai jeigu vienu žodžiu, arba netgi vienu sakiniu pasakyti, tai jeigu norit pasiekti tai, ko niekada neturėjot, turite daryti tai, ko niekada nedarėt. Mano patarimas jums: bandykit. Ir kol jūs bandysit, jūs galite laimėti. Jūs galite surasti kažką, to, ko ieškot, atrasti, suprasti save. Šita programa duos labai daug įvairiom prasmėm. Jūs gausit dalyvaudami šitoje programoje uždarąją Facebooko grupę, tai yra palaikymo komanda, kuri patars, padės, pamotyvuos, suteiks idėjas, sukels nuotaiką, entuziazmą, paskatins. Taip pat gausit vedlę Jūratę Kančiauskienę, kuri bus jūsų vadas visam šitam laikotarpiui, kurioje jūs dalyvausite. Ir įves jūs ten, kur jūs nebuvot. Sėkmės.